Sveiki. Apie ką mes šiandieną? Mes šiandieną apie tai, kaip organizacijai žmonės ugdyti, auginti ir tuo pačiu metu jiems vadovauti. Nes organizacija, ar tai būtų įmonė, ar tai būtų nevyriausybinė organizacija, tai nėra mokykla, kur vien tik tai žmonės mokinasi. Bet tai ir vis tik tai nėra vien tik tai fabrikas, kur net ir fabrike žmonės turi augti ir tobulėti. Nes ir technologijos auga, viskas turi augti ir kisti. Ugdomasis vadovavimas arba coachingas, jeigu taip ne visai lietuviškai, bet kol kas tikslesnio termino lietuvių kalboje nėra. Kas tai yra ir kas tai nėra? Pirmiausia, nuskleiskim šiek tiek mitus, nes labai daug dabar kas naudoja žodžius coachingas, coacheris. 90 kartų, kuomet šis žodis panaudojamas, jis yra būna visiškai ne į temą. Jeigu žmogus stovi ant scenos ir jisai sakosi esąs coacheris, tai tuo metu jisai nedaro coachingo. Coachingas tai yra, kuomet kaip tik mažiau šneki. O ne, pasakoju visiems, kaip reikia gyventi. Vadovas coacheris arba tas vadovas, kuris taiko ugdomąjį vadovavimą. Kas tai tokio? Pirmiausiai, dėkim kaip du visiškai kraštutinumus. Direktyvinis vadovavimas, kuris daugmaž tu, ten, greitai, aišku, ne? Būna kartais toks vadovavimas. Coachingas yra visiškai jo priešingybė. Koks mūsų tikslas? Darbuotojas sako, aha, kaip tu manai tu jį galėtum pasiekti? Darbuotojas atsako, kas tau galėtų padėti? Sako, gal aš nežinau. O kas galėtų žinoti? Kokių tau resursų galėtų reikėti? Kada tu tai padarysi? Kaip mes žinosim, kad tu pasiekiai rezultato? Šaunuolis pirmin sėkmės. Kaip ir dabar tokiam šitam mūsų trumpam vadovo ir darbuotojų dialoge. Vadovas nieko nepasakė, tu tenais, jisai tik tai klausimus uždavinėjo, bet tie klausimai buvo tokie, kad darbuotojas pats atsakytų esminius klausimus. Kur turime nukeliauti, koks tikslas, ką aš padarysiu, kaip aš tai padarysiu ir kaip aš tai pamatuosiu, ar ne? Tai būtų visiškai tas pats, kas vadovas sakytų, tavo darbas yra pasiekti tokį tai rezultatą, tu turi daryti tą ir tą. Aišku, direktyviniu atveju darbuotojas neturi mąstyti, neturi galvoti, turi tik tai vykdyti funkcijas. Nes mąsto tos, kas protingas vadovas. O šičia priešingai yra ugdomas sprendimų paieška, atsakomybė, motyvacija, per tai ateina darbuotojų irgi auganti. Ir per tai auga žmogus ir kompetencija, nes jis atranda atsakymus, atranda galimybės pats. Ir jisai ištreniruojamas arba atgaminamas jo gebėjimas nuo vaikystės, mes juos visi turim. Tik paskui mokykloje arba kur nors kitur jie truputėlį sumažėja gebėjimai kurti, ieškoti, spręsti. Tai vat šitaip vadovavimas tampa ugdymo priemonė. Tai kaipgi dabar tai, ką mes čia šnekam, kaip tą coachingą taikyti organizacijoje? Pirmiausia, žiūrėkime, kad kiekvienas vadovas turėtų būti iš 3 dalių tokia. Trejybė. Iš vienos pusės vadovas. Vadovo funkcija yra užtikrinti rezultatus, užtikrinti veiksmus, kontroliuoti, deleguoti, koordinuoti, analizuoti, ar ne, taip, kad procesas vyktų. Iš šitos pusės tai yra lyderis. Lyderis tai yra tas, kas įkvepia, kas motyvuoja, kas uždega, kas pasakoja apie viziją, kad žmogus suprastų prasmę to, ką žmogus daro savo darbe, kuris apjungia žmonės ir skatina judėti pirmyn, ar ne? Trečioji dalis šitos vadovavimo ir lyderystės piramidės yra ugdymas arba coachingas. Būtent vadovas, lyderis ir coacheris yra tobula kombinacija reikalinga organizacijoje, nes rezultatus organizacija, ar tai bus įmonė ar NVO, pasiekia tada, kuomet jos visi darbuotojai, jos nariai tai padaro, o ne vadovas pats pasidaro. Jos kuo labiau mes auginsim savo resursą, tuo mes turėsim geresnį rezultatą. Kaip tai taikyti? Pirmiausia, pasižiūrėti, kokį dabar taikome vadovavimo algoritmą. Ar toli jūs esate nuo to ugdomojo vadovavimo? Kiek jūs direktyviai priiminėjate sprendimų, vadovaujate, perteikėt, pasakot, ką daryti? Kiek tai galima būtų mažinti? Kiek pasakymus galima būtų keisti klausimais? Siūlymas, įsivertinkit savo skalę. Čia yra 10, tarkim, minus direktyvusis vadovavimas, tu ten daryk tą ir tą vykdyk. 0 yra vidurkis, truputėlį to, plus 10 yra ugdomasis vadovavimas. Kurioje vietoje tavo kaip vadovo kompetencija yra? Kaip tu vadovauji? Čia, minus 5, plus 8, kiek? Tada kitas būtų klausimas, jeigu jau tą skaičių savo turi. O kur norėtum būti? Koks tavo vadovavimo stilius, turint omeny tavo žmonės, kuriems vadovauji? Mes visi esame skirtingi. Skirtingos komandos, skirtingos kompetencijos, ne visiems tinka. Net ir toje pačioje komandoje vienam gali būti, kad tiks ugdomasis vadovavimas, kitam direktyvinis, trečiam įkvėpimosi lyderystė, ketvirtam dar kažkoks skirtingas. Pagalvot tada reiškia, kiek kuriam darbuotojui, kiek tavo komandos nariui, koksai valdymo stilius tiktų labiau, jeigu mes tik tai šitos 2 kraštutinumus imtumėme. Tai jeigu, pavyzdžiui, įsivardinai, kad dabar, pavyzdžiui, yra -2,
tada, sakykim, su Petru turi būti +8 gal coachingas, su Maryte turi būti +2, o galbūt su Juozu turi būti -6, pavyzdžiui, kaip tik link direktyvaus. Savo vadovavimo stilių reikia ir išskaidyti su kiekvienu tavo komandos nariu, pritaikyti. Dažnai susiduriu su tuo, kad vadovai pradėjo mokintis ragauti coachingą, oi, sako, čia labai sudėtinga, čia ne man, aš tai to nesugebėsiu, čia kažkokia kitokia turi būti, čia turi būti psichologas arba turi išmanyti ką nors. Aš to vietoj tada palyginčiau coachingą su masažu. Ar tekia jums kam nors gyvenime daryti masažą? Spėju, kad turbūt tekia kam nors kada nors, ar ne? Ar turite masažisto licenciją? Turbūt irgi ne. Spėju, dauguma jos neturi, bet dauguma žmonių vis tik tai yra darę. Malonus procesas ir darančiajam ir gaunančiajam masažą. Malonus. Jis, aišku, gal nėra tobulas, taip kaip darytų specialistas, kuris tai daro visą savo gyvenimą, tai yra jo profesija. Bet kuriuo atveju mes tai darome. Lygiai taip pat ir su coachingu. Taip, jeigu nesi to mokinęsis ilgai, nesi sertifikuotas taip toliau, nesivadink coacheriu. Bet kad tos metodus gali naudoti, kaip ir masažo elementus gali naudoti, ką nors masažuojant ir malonumą suteikiant vienas kitam, ar ne, draugui pečius, pavyzdžiui, komandoje, kai yra pavargęs žmogus. Taip pat ir coachingo elementus gali naudoti vadovaujant. Būsi vadovas, būsi lyderis, būsi ugdytojas. Tiesiog tavo efektyvumas ir rezultatyvumas didės. Turbūt kyla klausimas natūralus gerai, o tai ką dabar daryti, kaip čia dabar taikyti? Coachingas iš principo yra tinkamas klausimų uždavimas, tinkamas mąstymo sekos sudėliojimas, kad mes logiškai spręstumėm klausimą po klausimo. Algoritmų seka, galima sakyti, ar ne? Iš šitos pusės, aišku, ten yra labai daug ir jausmo, intuicijos, pažinimo to žmogaus, ar ne, ir gilinimos į esmę. Bet kol kas mes imkime vien tik tai tos algoritmus, kurie padeda mums efektyvinti mūsų sprendimų priėmimo mąstymo procesą savoje komandoje. Vienas iš tų principų yra Disnėjaus metodas. Disnėjus, jisai kažkada yra tas, kuris multikus kūrė, ar ne? Jisai kažkada yra pastebėjęs, jog žmonės yra 3 skirtingų tipų. Jie yra svajotojai, jie yra realistai, jie yra kritikai. Skirtingumas esmė koksai yra. Kad vieni žmonės labiau yra linkę galvoti, kaip bus, tikslus kelti, fantazuoti, siūlyti idėjas ir galimybės, ar ne? Kiti realistai, jie daugiau galvoja, o kaip tai reikės padaryti, kokie veiksmai, kokios priemonės, kokie ištekliai, kas ką turi daryti, kaip tai realizuoti daugiau. Kritikai, jie žvelgia daugiau į grėsmes, kas gali atsitikti jeigu, o ko mes nepaskaičiavome, kokios gali išpūti kliūtis, bėdos ir panašiai. Pažiūrėkime tipinį posėdį, kai yra priiminėjami sprendimai organizacijoje. Dažnai tie posėdžiai 5 minutės vadinamos trunka porą valandų su daug pasišnekėjimo, nuovargio ir mažai rezultatų. Kodėl taip atsitinka? Dėl to, kad yra sumaišoma seka. Vieni žmonės siūlo, reikėtų daryti taip ir taip, kiti sako, kad aha, galbūt mums reikės kažką tai koreguoti, jis sako, ne, neveiks ta tavo idėja. Pavyzdžiui, jeigu mes sugalvojame mūsų miestelėje atidaryti tarkim, dviračių nuomos punktą ir įrengti kokią nors trasą turistinę labai įdomią, ar ne? Sakom, pritrauksim turistų, versliukas mūsų įsivažiuos ir klestės ir miestui nuo to tik tai geriau bus. Ir va šitą klausimą mes svarstom pas mūsų kompanijoje. Kas atsitinka? Svajotojai tuo metu sako, dviračius padarysime tokius, ten pastatysim tokius remelius, takelio mes išpaišysime, ten bus kuoliukai, stulpeliai ir koks nors ten superinis maršrutas per upeliuką ir panašiai. Realistai tai sako, jo, šitą stulpelį darysim iš tokių medžiagų, pastelgsime štai tą, jisai bus mums naudingas toksai, gali būt dar šitą bendruomenę pasinaudoti, kad jie galėtų ten takelį kur nors įrengti. Kritikai tuo metu sako, kad ne, bet tačiau tai neveiks, nes stulpelius išlaužys. Svajotas tuo metu jisai jau kritikuoja kritiką ir sako, o gerai, bet mes kitokius stulpelius padarysime. Realistas vis dar sprendžia pirmąjį klausimą, kaip tą takelį įrenginėti. Kritikas jau kritikuoja galbūt to takelio įrengimo būdą. Ir kasgi vyksta? Aš dabar per minutę pabandžiau chaosą nupašyti, kuris dažnai būna susirinkimuose trunkantis apie valandą. Keliamės tikslą, analizuojam kaip daryti, kritikuojame, rezultate vieni kitus užmušame, idėjinė prasme ir nieko neįvyksta. Mes turim sustruktūruoti procesą. Svajojam, tai svajojame. Kritikas stabdom, vėliau tai bus užsirašyti, realizavimo kelius stabdom, vėliau, kol kas mes tik tai kur norim. Koks tau bus takas, kokie dviračiai, kaip visą tai atrodys, kaip pasikeis miesto ir mūsų kaimo aplinkinių gyvenimą. Tada mes jau mąstome analizę, kaip mes tai padarysime, kokie žingsniai, kokie resursai, kokie veiksmai. Tada periname į kritikų fazę, kokios grėsmės. Kritikam irgi reikia padėti susiformuluoti mintis, nes dažnai jie tai padaro tiesiog emociškai, nesąmonė, viskas neveiks. Tačiau kodėl tau atrodo, kad turėtų neveikti? Kas dar negero gali atsitikti? Kokios dar gali būti bėdos? Ir po to mes sugrįžtame, 4 žingsnis, į realizavimo. Ką dar reiktų daryti, idant šitas grėsmės mes apeitumėm, išvengtumėme jų.
Labai paprasta. Bet tik tai tą procesą reikia savo prisitaikyti. Jį prisitaikyti arba susirinkimo eigoje, arba lygiai tas pats yra, jeigu darbuotojas svarsto kažkokį tai projektą, ką norėtų daryti. Tuo metu ir kai būtų faina, jeigu tą padarytumėme, ir baisu, nes gali nesigauti, o gal reiktų daryti šitą, o galbūt tokia mintis, o galbūt dar tokią priemonę pasitelksime. Lygiai taip pat galvoje būna chaosas. Pas jūs, pas mane, pas kitus. Kur coachingas, tai yra vadovas turi tinkamai padėti savo klausimais, kad klausimą po klausimų išsprendėm. Susvajoji, įsivardinai, kur nori nukeliauti, ką nori pasiekti, kaip žinosi, kad ten esi. Ok, tik tada keliaujame, kaip tai padaryti. Ir tik tada keliausime į grėsmes. Tai va čia vienas iš tų, sakykime, pavyzdžių procesų, kaip coachingą vadovas gali naudoti susirinkimų prasme arba su savo darbuotoju, padedant jam arba jai priimti sprendimus ir susiplanuoti savo veiklą. Taip, dabar kaip tokių ugdančiojų vadovų, kaip tokių coacherių tapti. Iš vienos pusės, kaip sakau, coachingas, tai galim sakyti, yra klausimų sekos. Iš kitos pusės, tai yra gebėjimas girdėti, gebėjimas įsiklausyti, suprasti, ką žmogus sako, tikėti. Kartais gali būti puikus metodas vien tik tai pasiimti lipnios juostos, užsiklijuoti burną, kad nesakyti nieko, kol kita pusė šneka. Kol darbuotojas pasakoja bėdą, kažkokią problemą, sunkumą arba savo siekį, ką norėtų padaryti. Dažnai mes, ar tai būtent vadovai, ar tai namuose, mes tą patį kartais darome. Ties pusę sakinę mes pertraukiam, sakom, taip, puiku, tu dar daryk dar ir tą, patarimais puolame žarstytis, sprendimais. Dažnai jų niekas neprašė ir labai dažnai jų niekas ir nenaudoja po to. Tai pirmas žingsniukas daugiau patylėt, tada mes išgirsime kitą žmogų. Kuomet mes klausomės, kas dar yra svarbu, nukreipti į pozityvą. Nes dažnai žmogus, čia nėra vien tik tai coachingas, kad išsišnekėtų kitą pusę. Ne, tam yra draugai ir draugės, kuriem galima įsibėdavoti ir ant peties paverkti. Coachingo procesas yra, kad konstruktyviai judėtume link pokyčių, link sprendimų, link geriau. Tai reiškia, jeigu mes girdim, kad mūsų darbuotojas skundžiasi, yra blogai tas, yra tas blogai, tada mes užduodame klausimus, kaip iš negatyvą pervesti į pozityvą. O ką tu norėtum, kad būtų geriau? O ką galima būtų šioje situacijoje daryti? O jeigu sakyti nieko, ar tau atrodo, kad yra viskas tikrai beviltiška? Jo, viskas beviltiška. Nu gerai, tada galim sakyti, skalę tą pačią galime įsivesti. Beviltiška tai 0, reiškia visi užsidarome, išsiskirstome, jau dabar viskas organizacijoje uždarome, 10 gali sakyti, tai tarkim tobulo. Kaip tu manai, kurioje mes vietoje esame? Nu gal 1. Reiškia, mes naudojamės pozityviu kažkom tai, kad nuo to gero būtų dar geriau. O tai kodėl 1, o ne 0? Nu tai bent jau žmonės pas mus visai komanda nebloga. Tai nėra taip beviltiška, yra komanda nebloga. Nu taip. O ko mes norėtum, kad būtų, pavyzdžiui, nuo 1 iki 2? Nu, kad ta komanda, žiūrėkim, viskas, procesas jau vyksta, žmogus jau kuria, jau iš bambėjimo kaip yra viskas yra blogai, mes konkretiname į kas gero ir nuo to gero geriau. Tai esmė yra coachingo nuo negatyvų į pozityvą perverčiame. Kita dalis yra, ką daro coacheris, vadovas, ugdantysis. Padedame sukonkretinti. Dažnai žmogus apibendrina ir globalizuoja. Viskas negerai. Viskas tai kas? Nieks man nesiseka. Kurioje vietoje? O kurioje vietoje sekasi? Visi jie. Kas konkrečiai? O ką dabar daryti su visu šituo? Su kuo konkrečiai? Ką mes norime išspręsti, ar ne? Tai mes padedame susikonkretinti klausimus. Kai klausimai tampa konkretus ir aiškus, tada daug lengviau yra atsakymus ieškoti. Tai konkretinam. Nėra čia kažkoksai tai stebuklingas labai menas. Žinai, pirmieji žingsniai yra klausimasis, ėjimas į pozityvą nuo gerai link geriau ir konkrečiai mažais žingsniukais judėti pirmin. Va tą padedant savo darbuotojams pasidaryti, galim sakyti, kad tikrai artėjame link ugdomojo vadovavimo kultūros įsidiegimo pas save organizacijoje. Dar vienu metodu noriu pasidalinti, kuris galėtų būti naudingas organizacijai. Vadinasi, resursas iš ateities. Kada jisai būtų taikomas? Pavyzdžiui, jeigu vyksta koks nors pokytis organizacijoje, jeigu mes turime imtis kažkokio tai projekto, pradėti naują verslą, atidaryti naują padalinį ar kažkas tai didelio, ar ne, ir nežinome, kaip čia bus ir norisi ir baisu labai. Jeigu mes žvelgiam iš dabarties perspektyvų į ateitį, tokią nesaugę, nežinomą, daugiau jausmas yra neaišku, baisu, emocija mus tada yra stabdanti. Kokia yra emocija, tokie gali būti ir mūsų sprendimai, kad oi, gal pasvarstykim, gal kitą kartą.
Metodas yra iš ateities resursas, mes turim energiją ir motyvaciją iš ten pasiimti. Mes su visai savo komandu turim perskelti į ateitį. Laiko mašina išrasta yra, ar ne? Na, jinai čia yra. Ok, sakom, tarkim, projektas X, jisai trunka 2 metus. Tai mes sakom, dabar pabūkime 2018 metuose, ar ten kelintose gautųsi, kai projektas pasibaigė, kaip atrodo mūsų miestas, kaip atrodo mūsų organizacija, kaip atrodo mūsų kompanija, kaip čia viskas gavosi geriausias rezultatas. Ir nusikeliam ir papasakojam vienas kitam, ar ne? Mes pabūname ateityje. Mes galim fiziškai nueiti į tą vietą, sakom, kambarį, štai ta vieta yra mūsų ateitis. Mes tokie užaugom, mes tą padarėme, apie mūsų laikraščiai rašo štai tą ir tą, mūsų rezultatai tokie, mūsų apyvartos tai tokios, viskas yra fantastiška. Puiku, mes vis dar būname tenais, toje ateityje, tada mes iš ten pasižiūrime į visą, kokį mes kelią nuėjome. Mes jau nuėjome kelią, mes kūrime ateities prisiminimą kūrėme. Koks mūsų tas kelias buvo? Jį galima ant lapelių užrašyti. Buvo etapas toks ir mes fiziškai išdėliojame. Štai ten kažkur tai tolumoje yra mūsų praeitis, 2015 metai, kuomet mes pradėjome ir svarstėme. Dabar mes esame čia ateityje 18 metuose. Koks buvo kelias? Išdėliojom pagrindinius akmenukus, ar ne, milestones, tokius etapus, kai mes čia atsiradome. Kuomet mes svarstame, kai mes jau atsiradome, emocija yra lengva. Jau kelias nueitas, gera, kai esi ant kalno viršūnės užlipęs. Gera, buvo labai sunku, bet gera jau padaryta, ar ne? Kuomet lipi į tą kalną, yra daug sunkumo, daug prakaitų, daug skausmo ir kartais nebesinori lipti. Tai šį kartą planuojant, kuriant ateitį, mes ir turim sutverti tą jausmą, jau yra. Reiškia, antras etapas, kelią pažiūrėjome. Tada ką verta? Pasižiūrėti į situaciją šiek tiek kitomis akimis. O dabar, ką mes čia būdami galėtum patarti jiems tenais? Atsimenat, buvo tokia komanda žmonių, kurie tik planavo tą projektą 15 metų. Ką mes jiems patartumėme? Realiai patys savo patarinėjame. Ir mes sakytumėm jiems, atrasite ką pasakyti, ką jums patarti žiūrint iš perspektyvos ateities. Iš šitos pusės mes galim pažiūrėti šalia, pabūti savo konsultantais. Žiūrėkit, buvo tokia komanda, kažkada 15 metais planavo, galvojo, bijojo. 18 metais jau jie ten yra pasiekę. Čia kaip vadovas tu vedi tą procesą. Jiems surezimuoji, ką visa komanda ką tik pasakojo. 18 pasiekė, jie suplanavo tokį kelią. Bet kaip mes manom, konsultantai, kokie nors specialistai, ekspertai, galim vaidmenis pasiimti. Tu ten tokio instituto ekspertas, tu tokios srities ekspertas, tu tokios, tu tenais valdžios atstovas, kas nors, ar ne? Ir mes tą komisiją tokią svarstom. Ką mes jiems patartumėm? Gal kelią koreguot, gal dar kažkaip. Dažniausiai atsiranda dar idėjų šalia žiūrių patarimų. Patys savo, tie patys žmonės, bet skirtingai mes pasižiūrime iš ateities atgal, iš šalies ir tada sugrįžtame atgal. Ok, realybė vis tik tai yra tokia, laiko mašina buvo tik tai šičia, mes esame 15 metuose, bet mes matome kelią, mes gavom patarimus, mes gavome konsultacijas, mes žinom, koks bus rezultatas, ką mes iš to pasiimsime ir ką mes dabar čia ir dabar darysime. Ir iš to išeina esmė, kiekvieno mūsų coachingo pokalbio, coachingo proceso turi būti. Prasideda nuo aiškių tikslų, kur mes einam, ko mes norim pasiekti. Visas procesas galimas įvairus, kaip mes dabar šnekėm kelis skirtingus kelius. Pabaiga turi būti, ką darom, kokie veiksmai įdant judėtumėme link savo tikslų, link savųjų svajonių. Mes visi tą galime daryti. Turim ausis, gebam klausytis. Turime ranką, galim užsidengti burną, kad nešnekėt, kai nereikia. Turim liežuvį, galim paklausti. Link gerumo, link konkretinimo. Turim smegenis, galime padėti kitam žmogui susikonkretinti, susiformuluoti sprendimus, kuriuos jisai galbūt abstrakčiai labai pasako. Ir svarbiausia, turime širdį, jaučiam kitą žmogų, tikime. Turbūt tai yra svarbiausia. Tikėjimas ir palaikymas. Ir rūpestis kitų žmogų. Meilė. Turbūt ir tai reikalinga coachingė. Visi tą gebam. Sėkmės jums tą pristaikyti organizacijoje, kad jos augtų ir klestėtų dar geriau. Iki.